Metai keičiasi, bet širdies ilgesys išlieka tas pats. Daug senolių laukia ne tik sriubos šilumos, bet ir žmogaus šypsenos. Einame pas močiutę Joaną. Ji gyvena Klaipėdoje visiškai viena. Jai 87. Vienintelis sūnus miręs. Iš savo buto jau nebeišeina. Jau greit bus 15 metų, kaip aš namuose, kaip aš po lauką nevaikštau. Ji beveik nieko nemato. Gyvena tarp sienų, į kurias eidama vis atsiremia. Lėtai, sunkiai, kad pasiektų langą ir pabandytų prisiminti, kaip atrodo gyvenimas. Jeigu mane būtų nemaitinę, neprižiūrėję, jis nebūtų seniai. Jos dienos tylios. Jos pietūs dažnai būdavo tik vanduo ir duonos riekė. Bet vieną dieną iš socialinių darbuotojų sužinoję apie Joaną, į jos buto duris pasibeldė maltiečiai. Jeigu ne maltiečiai, jeigu ne jie mane gelbėtų ir trauktų. Senolės pensija 300 su biški, kaip pati sakė. Prie jos lovos spintelė prikimšta vaistų. Ne visi jie kompensuojami, o be jų Joana neišgyventų. Kai maltiečiai 2 kartus per savaitę senolė atneša po 2 porciją šiltos sriubos, senolė sako, kad tik tuomet įsitikina, kad ji dar kažkam rūpi, kad dar kažkam yra svarbi. Bet kaip malonu, kada žmogus su tavim pakalba, paguodžia. Kitame Klaipėdos daugiabutyje su maltiečiais aplankėme močiutę Akseniją. Jai 88. Gyvena visiškai viena. Prieš 30 metų palaidojo jaunutį vienintelį savo sūnų. Jis sirgo sunkia liga. Po 2 metų, neatlaikęs jų šeimą užklupusių pergyvenimų, mirė vyras. Nu ką padarysi? Taip. Tai turbūt taip lemta buvo. Vienatvė tapo jos kasdienybė. Tylia, ilga. Gyventi vienai sunku. Kiekvienas rytas prasideda be žodžių, be balsų, be artimųjų. Jos rankos silpnos, kojos pavargusios. Ji per kambarį vos pereina su vaikštynė. Vis tiek, žinot, vienai labai sunku. Labai gerai su žmonėm pakalbėti, kad aš esu ne vieniša. Todėl, kai į jos namų duris pasibeldė maltiečiai, Aksenija tai prisimindama vis sako, tarsi dangus būtų prisiminęs, kad aš dar gyvenu. Ji labai džiaugiasi, kad maltiečiai pas ją ateina, kad rūpinasi. Kai maltiečiai atveža sriubą, jie atveža viltį. Padėkite mums ją įsaugoti, kad tokie senoliai kaip Joana ir Aksenija žinotų, jie nebus vieniši. 1415 10 eurų, 1495 5 eurai. Jei galite paaukoti didesnę sumą arba remti reguliariai, visą informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt.